Labas. Šį kartą aš aptarsiu istoriją, kuri primena mūsų vaikystės svajonę. Nes fizikams pirmą kartą pavyko natūraliai sukelti ir nukreipti žaibą pasitelkus droną. Ir tą eksperimentiškai pademonstravo Japonijos telekomunikacijų milžinės Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) inžinieriai ir fizikai. Taigi, ši įmonė, kuri valdo didžiulius technologinius tinklus tiek Japonijoje, tiek už jos ribų, turi labai praktinį interesą. Nes žaibai kasmet pridaro iki 2000 milijardų eurų ekonominės žalos. Be materialinių nuostolių šie reiškiniai sukelia gaisrus, elektros tiekimo sutrikimus, sugadina elektroninę įrangą ir nusineša gyvybes. Žinoma, automobiliai ir lėktuvai nuo žaibo yra apsaugoti. Jų metaliniai korpusai veikia kaip Faradėjaus narvai. Mašinos kėbulas veikia kaip Faradėjaus narvas, kuris nukreipia mirtiną elektros srovę aplink viduje sėdinčius žmones. O kai žaibas trenkia į kokį nors lėktuvo sparno galą ar į nosį, jis keliauja išorinių metalinių korpusų ir suranda savo patogiausią vietą šį orlaivį palikti. Ir dažniausiai lėktuvas nekiek nenukenčia. Bet kas nutiktų bepiločiam orlaiviui? Taigi japonų inžinieriai ėmėsi sukurti specialią apsaugą. Metalinis drono karkasas suformuoja Faradėjaus narvą, tad žaibo smūgio atveju elektros energija pasiskirsto po metalinį paviršių ir neprasiskverbia į vidinius elektroninius komponentus. Tokiu būdu visos mikroschemos tampa apsaugotas ir dronas neturėtų būti sunaikintas nei tiesioginio smūgio, nei žalingų elektromagnetinių laukų. O viršuje esančios dygliuotos antenos padidina tokio žaibo pritraukimo ir pagavimo tikimybę. Kam to reikia? Tie standartiniai įprasti žaibolaidžiai, kuriuos žinom, buvo suprojektuoti daugiau negu prieš 200 metų. Jie yra veiksmingi tik pastatuose ir miesto erdvėse. Bet jų negalima dėti visur, ypač jeigu reikia juos keisti ar remontuoti sunkiai pasiekiamose vietose, pavyzdžiui, ant vėjo turbinų, atvirose erdvėse, kur renkasi žmonės ir taip toliau. Įprastas žaibolaidis apsaugo tik tam tikras zonas. Ir jis reikalauja įžeminimo. O tai ne visada įmanoma ypatingos svarbos infrastruktūroje. Tokiose situacijose mobilūs žaibo gaudytojai dronai galėtų būti nepakeičiami. Taigi 2024 metais gruodžio 13 dieną Hamados kalnuose, Šimanės prefektūroje, tai yra Japonija, beveik kilometro aukštyje, tyrėjai pirmą kartą parodė, kad tai įmanoma. Jie stebėjo elektrinio lauko stiprumą ir magnetinį srautą, naudodami teslametrą, ir kai sąlygos tapo palankios, dronas pakilo kelių šimtų metrų aukštyn. Prie jo buvo pritvirtintas laidas iki pat žemės. Tai yra daugiau negu 300 metrų ilgio laidas, kuris droną tiesiogiai jungia su žeme per aukštos įtampos jungiklį. Kai elektrinis laukas yra optimalus, kabelis yra aktyvuojamas, sukuriant didelį potencialų skirtumą tarp drono ir žemės. Taip turime savotišką greitkelį, kurio žaibas kontroliuojamai keliauja iš debesies į droną, o iš ten į kietą žemę. Kai grandinė užsidaro, susidaro sąlygos žaibui nutekėti tuo laidu. Prietaisai užfiksavo net 2000 voltų įtampą. Virš drono susiformavo jonizuotas kanalas. Natūrali žaibo trajektorija. Didelės spartos kameros užfiksavo šį išlydį, kuomet žaibas pataikė tiesiai droną, bet jo narvas atlaikė smūgį. Dronas ir toliau išliko ore, bet ties tam tikromis karkaso vietomis buvo aptikta išlydimo žymių. Tačiau svarbiausia, žaibas nukreiptas buvo ten, kur norėjo patys tyrėjai. Tai iš tikrųjų leidžia jau kalbėti apie naują žaibosaugos paradigmą, galimybę dislokuoti dronų pulkus virš ypatingos svarbos objektų, virš įrenginių ir taip sukurti ištisus mobilius žaibolaidžių tinklus. Vis dėlto šis darbas dar nepasirodė recenzuotame mokslo straipsnėje. Matot, pasaulyje jau kelis dešimtmečius vyksta intensyvios žaibosaugos technologijų paieškos. Ir naudojamos yra, pavyzdžiui, net raketos su laidais žaibams nukreipti,
nukreipti, bokštai ir galingi lazeriai. Pavyzdžiui, 2021 metais Šveicarijoje pirmą kartą buvo pademonstruota, kad lazeriu galima suformuoti jonizuotą kanalą, galinti nukreipti žaibą. Ir fizikai tam naudojo didelio pasikartojimo dažnio teravatinį lazerį. Ir šį tyrimą jie atliko 2021 metais ir išpublikuotas jis buvo Nature Photonics žurnale 2023 metais. Šiek tiek užtrunka aprašyti visus tos duomenis, kurias jie surinko. Taigi, lazeriai iš tikrųjų yra brangus ir stacionarūs. Raketos yra vienkartinės. O vat jau dronai būtų visai kitokia perspektyva. Jie yra mobilus, jie gali priartėti prie pat perkūnijos debesų, įjungti tos išlydžius ir ištverti smūgius. Bent jau tos vienkartinius, ne? Ir tai ne tik tais praktinė žaibosauga, bet ir galimybė pačiam mokslui. Kodėl? Nes iki šiol tyrinėdami žaibą matavimus atlikdavome tik arti Žemės. O paties žaibo pradžia debesyse yra kur kas įdomesnė mokslui. Dar įdomiau yra, kad tropikų žaibai paveikia ne tik tai Žemę, bet ir viršutinius atmosferos sluoksnius bei pačią magnetosferą, esančią 1000 kilometrų aukščiau. Todėl gebėjimas siųsti dronus į pačią perkūnijų širdį suteiktų mums unikalią galimybę atsakyti į dar daugiau klausimų. Nuo senų bokštų ir raketų per brangius lazerius iki šiandieninių dronų, atrodo mes po truputį priartėjam prie žaibų tyrimų revoliucijos. Aišku, rezultatai iš pirmo žvilgsnio yra daug žadantis, bet iki plataus masto pritaikymo dar reikės įveikti nemažai kliučių. Tokie iššūkiai yra dronų gamyba, jų priežiūros kaina, taip pat būtina užtikrinti skrydžių saugumą, kad bus patikimas GPS naviguoti, užtikrinti jų autonomiškumą, taip. Dėl to tyrimai vis dar vykdomi ir gal po kokių 10 metų galėsim pamatyti žaibus medžiojančių dronų parkus, kurie bus integruoti į miestų avarinės sistemas, į mūsų civilinę gynybą ar netgi pramonę. Kalbant apie dangaus reiškinius, norėčiau paminėti tai, kas įvyko prieš kelias dienas. Tai yra rugpjūčio 19 dieną Japonijoje visi matė įspūdingą ir retą tokį reginį danguje, nes naktį, apie 23 nakties, vietos laiku virš pietinės Japonijos kilo itin ryškus ugnies kamuolys. Tai trumpam pavertė visą naktį, vos net diena ir blyksnių apšvietė vakarinę šalies dalį. Tai buvo šviesus meteoras ir socialiniuose tinkluose galima pamatyti labai daug užfiksuotų vaizdų tą temą. Nors meteorai yra dažni reiškiniai, kasmet jie nutinka daugiau negu 500 000 kartų, tokie ugnies kamuoliai pasirodo, nukrenta į vandenynus, į negyvenamas vietas, todėl jų stebėjimas apgyvendintose vietose yra gan retas reiškinys. Iš tikrųjų, paskutinis toks didelis ugnies kamuolys buvo fiksuotas tik tais 2013 metais, Čeliabinskio meteoras žinomas, o dabar mes turim Japonijos 2025 metų dangaus spektaklį. Na, manau, šiam kartui būtų tiek. Ačiū Jums visiems ir iki kitos trumpos fizikos paskaitos. Ačiū.